seka ją visiems mažiems vaikams. Ir striksime ir sukamės rateliais su nykštukais mes, laukdami, kol vakaras vėl namo parves. Laukdami, kol vakaras vėl namo parves. O, ar patiko, kaip aš dainavau? Tai jūs man paplokit? O, man paplokit. O gal žinot, ką mes dabar padarykime? Gal mes visi dar pasilinksminkim ir pašokim rateliu, ką? Gerai? Gerai. Tai mes susikabinsime rankytėmis, padarysime didelį ratelį gražų ir pašoksim visi. Gerai? Gerai. Labai gerai, visi susikabinsime. Taip, visi stokite ratelį, vaikičiai, į ratelį. Taip. Į kitą pusę. Į kitą pusę. O dabar šokinėjam, kas aukščiau. Kas aukščiau. Paplojo visi, kurie paplojo. Vaikučiai, ar jums patinka sniegas? Patinka sniegas. Patinka? Gal jūs ir rogutėmis važinėjate? Važinėjate. Aš važinėjau kastuvą. Ir kastuvą įsėlė, sniegą kasitai? Noriu kastuvą. Tu pagalvok, turi kastuvą. O vaikučiai, ar lipdėt senį be smegenį? Lipdėt senį be smegenį. Lipdėt ir sniego gniūžtės darėt? Ai, kokie šaunuoliai. Dabar mes irgi pažaisime su sniego gniūžtėmis. Ar norit? Norit? Gerai. Bet reikės mums išmokti tokį eilėraštuką. Dabar aš jums pasakysiu, o jūs paskui pakartos. Gerai? Gerai. Dabar jūs pasižiūrėkit. Gerai? Mes papustėm rankeles, rankeles, rankeles. Na, dabar jūs pakartokit, gerai? Mes papustėm rankeles, rankeles, rankeles. O dabar paklausykit. Ir nulipdėm snaigeles, snaigeles, snaigeles. O dabar visi pakartokim. Ir nulipdėm snaigeles, snaigeles, snaigeles. O dabar mes ir pažaisime su sniego gniūžtėmis. Gerai? Gerai. Prašom palaikyti. Prašom palaikyti. Prašau. Dabar mes visi drauge pasakysime eilėraštuką, o paskui šitie vaikai mes sniego gniūžtės štai čia į tinklelį. O paskui galės mesti gniūžtės ir kiti vaikai. Gerai? Gerai. Na, sakome eilėraštuką 3-4. Mes papustėm rankeles, rankeles, rankeles ir nulipdėm snaigeles, snaigeles, snaigeles. Na, meskit gniūžtės. Valio! Paplokit visi! Visi vaikai pataikė. Prašau. Aš irgi noriu. Prašau. Prašau. Na, sakom eilėraštuką. Mes papustėm rankeles, rankeles, rankeles ir nulipdėm snaigeles, snaigeles, snaigeles. Pukšt. 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 Valio! Visi pataikė. Prašau. 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 Na, sakom dabar eilėraštuką. Pabandykime sakyti greičiau. Gerai? Ar mums pavyks? 3-4. Mes papustėm rankeles, rankeles,
rankeles ir nulipti svaigeles, svaigeles, svaigeles. Nesi, pukšt. Valio! Visi pataikė. Sakome eilėraštuką, mes papūsim rankeles, rankeles, rankeles ir nulipėm svaigeles, svaigeles, svaigeles. Pukšt. Valio! Pataikė. Prašau. Prašau. Na, vėl sakome eilėraštį gerai. Mes papūsim rankeles, rankeles, rankeles ir nulipėm svaigeles, svaigeles, svaigeles. Pukšt. Pukšt. Valio! Paplokit, paplokit. Vienas. Na, paskutinį kartą pasakome eilėraštuką ir nesisniego gniūžtas. Mes papūsim rankeles, rankeles, rankeles ir nulipėm svaigeles, svaigeles, svaigeles. Pukšt, pukšt. Valio! Visi vaikai pataikė į tinklelį. O dabar mes kitą žaidimą pažaisim gerai. Ar gerai? Apie seneliuką. Ateik iš kelią. Ateik į ratelę vidurį. Atsistok. Aš tau duosiu didelę lazdą. Gerai, palaikyk. Iškelk į viršų, kad visi matytų, kaip tu lazdą laikai. O, paskolinsiu tau savo kepuraitę, gerai. Tu būsi seneliukas, o mes eisim rateliu ir dainuosim. Stovi miške nameliukas, nameliukas, nameliukas. Ten gyvena seneliukas, seneliukas, seneliukas. Tu senelis su lazda, išrink vaiką mums kadrą. Ir paskui, kai išrinksi vaiką kitą gerai, duosi jam lazdelį ir jis bus seneliukas. Va, pasiruošiam. Stovi miške nameliukas, 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 ten gyvena seneliukas, seneliukas, seneliukas. Tu senelis su lazda, išrink vaiką mums kadrą. Stovi miške nameliukas, 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 ten gyvena seneliukas, seneliukas, seneliukas. Tu senelis su lazda, išrink vaiką mums kadrą. Stovi miške nameliukas, 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 ten gyvena seneliukas, seneliukas, seneliukas. Tu senelis su lazda, išrink vaiką mums kadrą. Tavo mergytė išrink. Stovi miške nameliukas, 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 ten gyvena seneliukas, seneliukas, seneliukas. Tu senelis su lazda, išrink vaiką, išrink dabar koks vaiką gerai, tigriuką. Stovi miške nameliukas, 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 ten gyvena seneliukas, seneliukas, seneliukas. Tu senelis su lazda, išrink vaiką mums kadrą. Tu senelis su lazda, išrink vaiką mums kadrą. Stovi miške nameliukas, 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 ten gyvena seneliukas, seneliukas, seneliukas. Tu senelis su lazda, išrink vaiką mums kadrą. Tu senelis su lazda, išrink vaiką mums kadrą. Valio! Aplokit prisilojimą, kaip gražiai daina. Pas mamą nubėg būtinai. Jeigu labai atsitikę, gerklytė skaudėjo. Eina man gerkytė. Man
Tai gal visų valgyti nereikėjo? O vaikučiai, ar jūs rytais prausėtės? Taip, aš dirbu. Prausėtės. O dantukus valotės? Taip, dantukus. Valotės. O jūs man pasakykit, ar žaisliukus, kai pažaidžiat, susitvarkote patys? Susitvarkom, aš irgi susitvarkom. O mamytėms nereikia paskui rinkti žaisliukų? Nereikia. Nereikia? Mamytė šypsosi. Vaikučiai, aš turiu stebuklingų vaistų. Čia yra stebuklingi. Ir kas jų paragauna, būna labai geras. Ir neserga visus metus. Ir susitvarko žaisliukus, kai pažaidžia. Ir visuomet viską suvalgo ir sako, ai kaip skanu. Ir miega pietų miego. O dabar aš pats paragausiu tų vaistų stebuklingų. Obuolių skonio. Dabar matot, pasidariau dar geresnis. Matot? Dabar duosiu jums paragauti, jūs man pasakysit, koks bus skonis. Čia tokie stebuklingi. Na, koks skonis? Obuolių. Koks skonis? Auklėtojai duosi paragauti? Braškių. Auklėtojai braškių skonis buvo. O tigliukui koks skonis? Ir man skonis. Tuoj palauk, kad tau bus skonis. Na, kaip skonis? Nežinai. Na, kaip kempiniukui skonis? Suriukui. Surėlis skonis. Piratė, kaip tau skonis? Tai nesupranta jau iš nieko. Na, kaip tau skonis? Na, piratė. Uogienių? Piratė, na pasakyk, kaip tau? Nuskanai. Prašau. Na kaip? Patiko? Patiko. Na kaip, patiko? Jo, gerai. Na, koks skonis buvo? Mama. A kaip tau? Skanu? Skanu? O dabar duosim auklėtojai paragauti. Auklėtoja, koks skonis? Aviečių, ogyčių. Dabar dar duosiu tėveliams, kad tėveliai nesirgtų, būtų linksmi, laimingi ir visi išloštų po milijoną. Na, koks skonis buvo? O ten tėtis sako, kad cepelinų. Žinot ką, vaikai? Aš žinot ką sugalvojau? Ateikite anksčiau. Ateikite pas mane anksčiau. Mes visą laiką vaikučiai dainuojam, šokam, ar ne? Viską deklamuojam, o tėveliai į mumis žiūri. Taip. Ir mamytė žiūri. Bet mes žinot, ką padarysim dabar? Dabar mes žiūrėsim į mamytės į tėvelius ir jie mums padainuos, gerai? Gerai. Nes kai jie buvo maži ir kai aš pas juos ateidavau, jie man visame dainuodavo dainelę, kuri vadinasi Du gaideliai. Aš paklausiu, ar jie nepamiršo šitos dainelės žodžių, gerai? Mielos mamytės ir tėveliai, ar nepamiršote dainelės Du gaideliai žodžių? Ne. O, tuomet mes visi draugiai padainuosim, gerai? Dabar atsisukite tėvelius, padainykite ant pusę atsisukit. Ir